Šiandien susirinkame labai ypatingomis aplinkybėmis, ypatingų laikų, nes turėsime šventinį Zitos skambutį. Ir tai yra ne šiaip pokalbis tarp dviejų moterų, bet tai yra visa didelė savęs pažinimo kelionė pas moterį. Ir ši kelionė ne visada yra vien tik tais dovanos ir džiaugsmo ašaros. Joje būna visko. Todėl kviečiu pasiklausyti, pasižiūrėti ir pabūti nuostabioje diskusijoje, kaip Zita keliavo Aš karalienė programą visus metus. Zita, ačiū tau už galimybę pristatyti šį šventinį pokalbį. Puikiai suprantu, nes kalbėjome kelias akimirkas prieš, kad buvo kilęs pasipriešinimas. Atrodo, kyla kažkokia baimė dalintis savo patirtimi, dalintis savo išgyvenimais. Dėl to esu be galo be krašto dėkinga už tai, kad tu manimi pasitiki, už tai, kad pasitikėjai tuos metus, už tai, kad esi čia ir dabar. Ir dėkoju dar kartą, kad galime švęsti tavo kelionę, tave ir tavo kaip karalienės labai atsakingą požiūrį į viską, ką tu praėjai. Kaip tu jautiesi? Sveikos visos dar kartą. Na, šiandieną tikrai tokia įdomi mano diena. Atrodo, metai laiko karalienių klube ir šiandien, kai reikėjo ruošti šventiniam skambučiui, tai pagalvojau, esu tikrai drąsi ir vedžiau renginius ir organizavau seminarus, esu iš tų aktyvių moterų, bet šiandieną ta vidinė tokia baimė, pasipriešinimas kažkoks tai tikrai sukelia, iškyla tos ego grinai pasipriešinimas, galvoju, nebūčiau praėjusi visos šitos metų programos, tai būčiau metusi senai ir galvoju, ką man viso šito reikia. Bet esu įsipareigojusi pirmiausia savo ir prieš save. Tai tikrai šiandieną susiklostė aplinkybės taip, kad 11 val. Turėjau pas stomatologą užsirašiusi ir vakar vakare gavau žinutę, kad mano stomatologė susirgo ir atidėjo šitą mano susitikimą terminą. Tai turėjau laiko skirti ramiai susiruošti, pagaminau pietus. Galvoju, vis tiek reikia dirbti su savim, nuvyti visą tą jaudulį, tai išėjau pasivaikščiau, nes geriausias atsigavimas man yra gamtoje, pasikraunu energijos, nurimsta mano visos protas. Tada grįžusi atsigėriau kakavos, pasidariau meditaciją, pasidariau savo ritualus spa ir ramiai susiruošiau šitam mūsų moteriškam susitikimui. Zita, tu taip gražiai apibūdinai tik viena gražia fraze visą karalienės kelionę. Pirmiausia, esu įsipareigojusi savo ir prieš save, nes karalienėmis nori būti dauguma, tačiau nesugeba įsipareigoti šiai būsenai ir pasirinkimui, nes tai nėra visada lengva, taip? Zita, noriu paklausti, ar pameni, kodėl prisijungiai? Mano saviugdos kelias prasidėjo prieš 9 metus, nes buvau perdegusi, verslas, gyvenau Lietuvoje ir tikrai labai daug dirbau. Buvau perdegusi, praradusi save ir vienos konferencijos metu, tai buvo veikli, kadangi irgi organizavau turiu valymo įmonę, dar paraleliai organizavau seminarus ir buvau išvykusi į konferenciją veikli. Ten sutikau irgi vieną nuostabią mentorę, kuri užsiėmė saviugdos keliu ir man jinai labai surezonavo. Ir jinai man tikrai labai pagelbėjo ir taip aš einu 9 metus šito saviugdos keliu, bet dirbau daugiau pagal nesipirkau jokių programų, tik vieną buvau per karantiną, kai buvo COVID nusipirkusi. Ir kadangi gyvenimas taip susiklostė, kad turėjau emigruoti į Vokietiją, man visgi trūksta tos saviugdos, trūksta to kelio, norisi pažinti labiau save, atsikratyti vaikystės traumų, nes kuo toliau einu, tuo labiau suprantu savo vidinius pasipriešinimus, tai ko man reikia. Ir draugė sako, tu paklausyk, yra Roberta. Sako, moteriškumo ambasadorė, jinai veda, organizuoja seminarus, jos labai geri seminarai, gal kažkur kažką tai pagelbės tau. Ir aš pasižiūrėjau Robertos keletą video ir man taip surezonavo, galvoju, kaip tik nauji metai, sausio pradžia, pasidovanosiu savo 1 mėnesio abonementą, pažiūrėsiu, kas čia bus. Nes tikrai viduj kuždėjo tikrai vaikystės traumos, nemeilė savo, moteriškumo nepažinimas, atrodo, aš tikrai moteriška, graži ir visa kita, bet viduj vyksta visai kiti procesai, apie juos pakalbėsiu toliau.
Taip aš prisijungiau prie karalienės programos, pažiūrėsiu tą mėnesį laiko, kaip čia man seksis. Žiūriu, mėnesio neužtenka, konsultacijos su Roberta ir mes einame į gilį ir atrandame vis mano tos skaudulius, su kuriais reikia dirbti. Taip, galvoju, mėno 2-3 vyksta pasipriešinimai, norisi mesti, bet galvoju, jeigu aš mesiu, tai tikrai čia niekas nuo to nepasikeis ir tai daviau savo įsipareigojimą, kad metus laiko prabūsiu programą ir pažiūrėsiu, kaip čia viskas bus. Taip, aš ir prabuvau tą visus metus programą šitai toj, nepaisant to, kad buvo tikrai skaudžių momentų, skaudžių išgyvenimų ir ašarų ir pakilimų ir vėl ašarų ir vėl pakilimo ir perėjimų per savo vidinius šešėlius, skaudulius, pūlinius ir vėl pakilimai. Bet aš pasitikėjau Robertą, kuri vedė stipriai mane už rankos, davė patarimus, davė praktikas, davė įrankius, kuriuos aš galėjau taikyti ir juos taikau šiandieną, kurie mane gelbė visose situacijose. Taip aš prisijungusi prie šito mokymo ir tikrai pasitikiu Robertą ir tik pradirbus vaikystės traumas, moteriškumo blokus, giminės sistematiką, kūrybiškumą išlaisvinusi, gyvenimas pasidaro ir vien dar dėl ko, kad tos vidinės ramybės, tos vidinės laimės, kaip mes moterys ieškome, atrodo tas pozityvumas, mes visos pozityvios. Ir dar vienas aspektas iš mano šitų, grįšiu atgal, kai buvau prisijungusi prieš 9 metus seminare, ten, kur vedė mentorė, pirkau knygą Sielos aritmetija. Ir reikėjo išsitraukti dovaną ir ten buvo akmenukas. Išsitraukiau, kur bebūtum, leis savo sielai švytėti. Nu, aš čia tokia pozityvi, aš visada švyčiu. Ir tik dabar aš galiu pasakyti, ką reiškia šitie žodžiai, kai tavo siela švyti iš vidaus, su tikrumu, su natūralumu, su neuždėtom kaukėm, su neperdėta šypsena tokia, bet tas tikrumas, tas nuoširdumas ir savimi pasitikinti. Zita, dabar kai tu pasakėjai, ar buvo kažkoks pačioj pradžioj lūkestis? Aš labai pamenu tikrai momentas, kad tu jau prisijungi ir buvai ragavusi saviugdos, man labai patiko. Ir buvo paprasta ir lengva, nes pas tave buvo aukšta atsakomybės skalė, žinojai ir darėjai užduotis. Ką radai aš karalienė? Tokio, kad pavyzdžiui, vis tiek jau saviugda buvo prieš tai ir čiupinėjus ir visa kita. Kas padėjo labiau išbūti programų metus laiko, nes tai nėra greita piliulė. Dabar mes norim, Roberta, 2 sesijos ir aš išgyjusi. Ir tu irgi pasakoji apie tai, kad buvo sunku. Tai kur tavo vidinė tokia motyvacija, Zita, pas tave? Ką tu atradai savyje per šitą kelionę? Nu, kad išliktum joje, nes kaip ir sakiau, tai yra ne 1 mėnuo, ne 2 metai laiko, visai aktyviau, pasyviau, bet metai laiko. Tai kaip ir minėjau pradžioje, kad pirmiausia buvo įsipareigojimas tau prieš save, tai būtų buvęs, kai buvo tie visi sunkumai, būtų buvę turbūt lengviausias kelias viską mesti ir grįžti prie to pačio ir vėl užsisuka tas ratas ir vėl kartosis tos pačios situacijos ir mes vėl galvosime, nu tai va kodėl vėl kartojasi, bet kai mes turime tokią nuostabią lektorę kaip Roberta, kuri veda už rankos ir paskatina, pamotyvuoja, duoda tos instrumentus, tai vat man labiausiai sukomponavo tas va tavo palaikymas sunkiausių momentų, kur dažniausiai trūksta, nes kai mes einame, nusiperkame seminarą, išklausome, taip, mes tą momentą užsikrauname energijos, motivacijos, oi, viskas faina, viskas gerai, bet kas atsitinka po kiek laiko, vėl grįžta tos pačios situacijos ir mes nesuprantame, kodėl jos grįžta. Bet kai mes pereiname per savo vidinę ašį, išjaučiame, įsigiliname į save, iš kur kyla šita situacija, kodėl jinai kartojasi, kai vis įeiname į tą būseną dar kartą, išnarpliame po siūlelį, po kiekvieną savo ląstelę ir tada atranda, va iš kur jinai kyla, kodėl ta situacija va tokia kartojasi, va kodėl aš taip jaučiuosi vienoje ar kitoje situacijoje. Tai va šitas mane paskatino likti programoje, kad augčiau, tobulėčiau kaip moteris, dar labiau sustiprėčiau, išgydyčiau savo tuos skaudulius, nes labiausiai turbūt nesvarbu, kad aš esu 48 metų, bet man tos vaikystės traumos jos velkasi, tempėsi ir jos neleidžia man augti ir tobulėti. Zita, kas labiausiai nepatiko programoje? Daryti užduotis labiausiai, bet žinau, kad jos reikalingos, daryti tos užduotis ir
labiausiai tai kas, kad aš negaliu susiderinti, mano darbas yra rytinės, popietinės, naktinės, prisijungti prie mūsų tiesioginių transliacijų, kai vyksta. Tai labai yra labai fainas dalykas, kai aš galiu pasižiūrėti įrašus savo patogiu laiku ir tiesiog atsakingai daryti tas užduotis. Tai va, ir kai ir dar, va, Roberta, mes atrodo linkusios taip, ai biški nusimuilinsim, ai biški taip, bet Roberta vis tiek nei mato ir paučia, nu vat kodėl, bet galima dar geriau, tada jau čia viskas, aš čia taip fainai parašiau, bet dar gali geriau, dar eik į priekį, dar eik į priekį, gali būti dar geriau. Tai va, bet iš tikrųjų tai yra labai labai geras dalykas, kai va, yra tas paskatinimas nesustoti, nes kaip mes moteris kartais mėgstam sustoti, kaip prūdai užželiame, užbujojame ir nebetekame kaip upės, tiesiog savo keutę užsisėdame. Ir va tą keutą, kol mes prasimušame, tai yra tikrai labai sunku, tikrai labai sunku. Tam reikalinga pagalba iš šalies. O kas labiausiai patiko arba kas buvo lengviausia, Zita? Kas lengviausiai? Tai turbūt smagu yra visada klausytis tų šventinių skambučių, kai moteris praeina tą programą, bet dabar suprantu, kad kaip yra sunku daeiti iki šito šventinio skambučio ir kai turbūt kiekviena išjaučia tą pačią situaciją, kai tas viešasis kalbėjimas, tas dalinimasis savo patirtimi ir labiausiai patinka taip pat, kai moteris dalinasi drąsiai šitoje programoje savo patirtimis ir tikrai ta mūsų moterų bendruomenė yra puikiai struktūrizuota, kai galime atsiverti ir pasitikėti viena kita. Mums rezonuoja, kai kurios situacijos netgi rezonuoja viena kitai, mes motyvuojame vieną kitą. Tai va, tas mane labai irgi skatina ir labai, labai, labai man tas patinka. Zita, aš dabar prisimindama irgi tavo visą kelionę, puikiai pamenu, kaip tu nuoširdžiai, skrupulingai ir atsakingai keliavai į tas vaikystės praeities žaizdas, emocinės traumas ir tai tau buvo gan stipru. Apskritai tai yra labai stipri tema, taip pat kaip ir giminės sistematikos tema. Ir reikia didelio atsakingumo, ką tu, Zita, ir turėjai pereiti tas temas taip skrupulingai. Ką išsinešiai? Nes šitos temos tai čia ne motivacija. Nes mes galime kalbėti motivacija, švelnumas, minkštumas, grakštumas, moteriškumas, seksualumas. Ir čia kalbam apie tokį vos ne arba šiukšles, kurias tenka išsikopti ir ten tiek prisiveisia tokių, net ne tarakonų, bijau įvardinti, kas ten galėtų būti, bet visa tai būna viduj. Ir šitas procesas neskanus, ar ne taip, Zita? Neskanus, dar švelniai pasakyta. Tai ką po šitų procesų, nes tarsi praeini biškai įkvepi, suvokimas ir vėl galbūt keliauji toliau, ar ne? Įsivaizduokim kaip kambariai ir aš kiekvieną kambarį, kiekvieną stalčių užkambarį turiu išsivalyti, nes ten prinešta visko, ko aš net nenorėjau, kad prineštų ir prinešta svetimų žmonių, mano giminių, mano tetų, mano močiučių, mano mamos, tėtės, nu ko tik tais. Tai kokie tavo tokie vidiniai suvokimai, galbūt kiekvienoje srityje paėmus, galbūt kažkokios mintis ateina, einant per tas gilias, sunkias temas ir finansų srityje, ir moteriškumo, ir santykių srityje, kaip tai palėtė, ką pastebėjai? Moteriškumo srityje, tai kaip reikia moters vidiniai blokai. Kai analizavau save, tai galiu pasakyti, kad labai stipriai pas mane buvo užspaustas moteriškumas, nes tai atėjo jau iš močiutės, iš mamos, nes mano mama matė, kaip mano močiutė augo, moteris sunkiai dirbo, laikė visus namų kampus, rūpinosi finansai, šeima, tai va lygiai taip pat ir mama mano. Kadangi tėtis išgerinėjo, mano mamai pačiai reikėjo tempti visus namų kampus, rūpintis šeima. Aš mačiau visą šitą šeimos modelį, tai aš jį ir pasėmiau pas save, grinai perėmiau kontrolę, pyktį, kaltę, nepasitenkinimą. Aš visas, kaip mažas vaikas, mačiau ir kaip mama buvo skriaudžiama, ir aš visą tai perėmiau pas save, pas mane buvo labai susikaupę visko daug. Ir tai įtakojo mano tolimesnėme gyvenime, tai vat ir šeimos santykiuose. Ir kai pradėjau mokymus su Roberta, tai vat juos, kai įsigilinu, iš kur tas pyktis kyla, iš kur ta kaltė, tai pasirodo, kad tai senos programos iš mamos linijos eina.
vėl pradirbti, vėl išjausti, susirašyti, išrašyti. Dar vienas labai svarbiausias aspektas, kuris man buvo, tai kai atlikinėjome archetipą mergelę panelę, buvo, man rodos, gegužės mėnesį, tai irgi meditacija, paskui praktika raštu ir aš taip giliai įėjusi buvau į šitą užduotį, kad tiesiog aš praktikos metu pradėjau ašaros ir nežinau, kažkoks kaip mygtukas būtų pasispaudęs man ir Roberta matyt moka jinai įeiti, man ašaros kaip pupos rėdėjo, aš negalėjau sustoti per visą šitą praktiką. Ir aš rašiau, o iškilo tokia vaikystės situacija, kai vaikystėje aš su draugėmis išėjau maudytis į ežerą ir mama buvo darbe, tėtis ten kažkur tai nežinia kur pas kaimynus turbūt išgerinėjo, o aš mergaitė, ką jauna, man buvo gal kokie 7 metai ir su draugėmis, su kaimynais išėjom pasimaudyti. Na, grįžusi mama iš darbo, žinoma, manęs neranda namie. Ir kai grįžau, aš labai gavau smarkiai pylos nuo tėčio, nuo mamos, jo tėtis buvo pasiradęs, mano užpakaliukas buvo mėlynas iki begalybės ir va buvo užspaustas visas džiaugsmas, visi norai, žaismingumas, palaima, tas toksai. Ir pasirinkimuose turbūt man labai irgi buvo sunku su mano norais užsispaudę, kad aš irgi tiesiog save pribojau su savo tais norais, ai gal ne dabar, gal vėliau ir gavosi tas atidėliojimas, kuris dar ir pas mane ir dabar dar išlenda, bet jau yra pradirbus šitas programas jau eina, kaip sakoma, ledai prasilaužia į priekį palengva. Tai va, būtų tokie pastebėjimai mano iš visų šitų programų. Kaip tavo pasitikėjimas savimi, tačiau vidinis, gebant moteriškai papasakoti apie savo ribas, kurių nori tu, arba vertybės. Puikiai, Zita, pamenu, apie ką kalbu, tai susiję ir su tavo darbovietė ir panašus dalykai, tai papasakok šitą istoriją, kas vyksta su tavim kaip moterim, ką pastebėjai. Mokymo programoje su Roberta labai išaugo savivertė. Aš taip išmokau atstovėti save, kur anksčiau buvau tokia gerietė, visiems įtikti, įsiteikti, viską darydavau dėl kitų, bet ne dėl savęs, aš būsiu ta gerietė, ai, tau reikia gerai, aš padarysiu, tau reikia, aš tave nuvešiu, aš tau viską padarysiu, aš būsiu tokia gerietė. Bet einant per programą su Roberta, mano ta savivertė išaugo, kad atstovėsiu save bet kurioje situacijoje. Darbės ir labiausiai mane tai veikia darbe šitos situacijos su kolege. Darbe ne 2 kolegės išėjo per mane. Nes jos irgi buvo naujos ir ganėtinai išmokome vėlgi, ko mes vieną iš kito išmokome, kadangi aš dirbu gimdymo skyriuje Vokietijoje ir labai atsakingas darbas ir kai ateina neatsakingi žmonės, taip irgi dar tai mano perfekcionizmas labai suveikia, kai yra neatsakingai atliekamos užduotis ir tiesiog sakau, na, kodėl tu vienos kitos situacijos, kodėl nepadarai vieno kito darbo, tai vėlgi mes išsiaiškinom, išsibūnam ir atstoviu ir tiesiog drąsiai galiu nueiti į biurą, išreikšti savo nuomonę ir pasakyti, kodėl yra taip ir taip, kodėl aš turiu daryti daugiau, kodėl jos neatlieka. Anksčiau tai būčiau nuleidusi ir gerai, aš padarysiu. Ne, kodėl? Taigi yra darbas, mes dirbame visos vienodai, tai prašom pasiskirskit, mažiau ten plėpėkit, mažiau kažką, tai yra laiko, galima ir paplėpėti, galim ir tos kavytės atsigerti, bet prašau pasidarykite darbus. Dar vienas aspektas buvo, kai aš turėjau 4 dienas laisvas lapkričio mėnesį ir turėjo atvažiuoti mano vyro dukra su šeimyna ir susirgo kolegė ir negalėjo išeiti į darbą. Ir biuras prašo, sako, Zita, gal tu gali išeiti šitas 4 dienas padirbti. Ir aš tvirtai sakau, ne, aš turiu suplanuotą savo laiką ir aš tikrai negaliu ateiti padirbti. Tai man, wow, kažkas tai toksai perlipimas per save šitą. Kaip čia dabar tai buvo, tu pati už save atstovėjai, tiesiog taip, nes tai yra mano laikas, mano pasirinkimas ir visų pirma darau savo dėl savęs. Taip, kad man būtų patogu, o ne dėl kažkam tik kitam įsiteikti. Zita, dažniausiai yra didelis klausimas moterim, nes jeigu metus laiko eina programą, tai yra ir finansai, ne? Ir pasipriešinimas, kai pradeda lysti ego, finansai atrodo pati logiškiausia tema, dėl ko stabdau, atsisakau ir panašiai, ne? Ar buvo pas tave tokių minčių? Jeigu buvo, kaip keliavai toliau? Nes šitas aktualus klausimas, ne? Ir koks tavo karalienės požiūris jau po metų į finansus skirtus savo? Taip, meluočiau savo, jeigu sakyčiau, kad nebuvo pasipriešinimo. Taip, pasipriešinimas buvo, finansai, galvoju, ir vėl, kiek čia dabar investuoti reikės, kiek čia tie visi mokymai, pagalvok, per visus metus, kiek aš išleidau jau tiems visiems mokymams. Bet visų pirma,
kokį bonusą mes gauname. Tai finansai tai yra ta investicija į save, kuri keičia mūsų kasdienį gyvenimą. Mes gauname tą vidinę ramybę, kurios ieškome. Mes gauname moteriškumą, kurio mes taip ieškojome. Tai aš rezonuoju iš savo pusės, atsiveria kitos galimybės ir tie finansai kažkaip savaime susitvarko. Atrodo, kai tu nusprendi ar ne mokėti kažkokį tai lizingą automobilį, kaip pavyzdžiui, ar ne. Aš pasiemu automobilį, aš kiekvieną mėnesį moku tiek tokią ir tokią sumą. Tai lygiai taip pat, paskyrus tam tikrą sumą kiekvieną mėnesį kaip Robertos kursams, aš investuoju į save, kas gaunasi. Auga mūsų savivertė, santykiai su vyru, santykiai su mama, santykiai su aplinkiniais, viskas pasisuka visai kita linkme. Tu gauni daugiau tos empatijos, tu kitą žmogų supranti ir atjauti galbūt iš kitos pozicijos, tu nebepuoli tos konfliktus taip greitai, nes tu žmogų įvertini iš kitos pusės, galbūt žmogus kitos kultūros, kitas suvokimas yra. Tai tikrai duoda tokią didelę pridėtinę vertę šitie kursai. Tai finansai tai visada aktualu, bet kai mes pradirbame vėl su savimi, tai gaunasi, turi vėl pradirbti su savimi, iš kur tie finansai, kodėl koks finansų blokas pas mūsų yra. Ir kai tu visą tai suvoki, kažkaip tiesiog savaime atsirašia ir gaunasi viskas paprastai ir lengvai. Zita, kaip buvo pačioje pradžioje, koks buvo požiūris, ar buvo baimių, kalbant apie moteriškumą ir moteriškumo energiją, ir kaip dabar šitas įsireiškimas tau atrodo po metų? Kiek tai yra svarbu šiuolaikiniai moteriai? Kaip atrodė tada, prieš prisijungiant, ir kaip atrodo, pavyzdžiui, dabar? Kaip tu supranti patį moteriškumą? Kas keitėsi tavyje? Man tai moteriškumas tai ne tik išorinis pasipuošimas, nusidabinimas, išsiblizginimas. Man kaip tik dabar norisi eiti į tą paprastumą, patogumą, lengvumą. Ir aš labai pastebiu moteris, kurios turi tos energijos. Jos švyti tiesiog nesvarbu, ką jos be užsidėtų, ką jos be apsirengtų. Jos turi tos vidinės tos charizmos, vidinės tos energijos, su jomis lengva, gera bendrauti. O kitos tiesiog ateini ir matai šaltos kaip ledas. Tik žodį pasakyk ir ten gausi 10 atgal. Tai tas moteriškumas man visgi asocijuojasi su švelnumu, lengvumu, pasitikėjimu, vidinė charizma, vidinė ramybė, empatija, vienas kito atjautimu, moters viena kitos supratimu. Tai aš taip suprantu moteriškumą ir meilės laiko sau skirimas be abejo būtinai. O Zita, pačioje pradžioje, kaip supratai moteriškumą? Moteriškumas tai moteris, kuri turi daug dirbti, užsidirbti. Pirmiausia pati dirbti, užsidirbti, rūpinti šeima, viskuom, nes visa tai buvo atėję iš mano senų programų, tai iš mamos tos linijos. Tai moteris tai turi daug dirbti. Nedirbanti moteris, tai sėdėdama ant sofkutės, tai, čia ne moteris, čia viską turi daryti ir dirbti, ir namais pasirūpinti, ir verslą valdyti, viską. Tai aš taip supratau moteriškumą. Ir būti fainai, man dar reikia ne tik tais dirbti ir uždirbti, bet aš ir sociume dar turėjau dalyvauti, mane visi turėjo matyti, manęs visur daug manęs turėjo būti. Bet viskas. O Zita, dabar palieskime kitą temą, kurią truputį švelniai jau palėtė pati - meilė savo. Irgi, kaip atrodė meilė savo prieš prisijungiant ir kaip tau atrodo ši tema dabar po metų laiko? Apie meilę savo, tai visiškai aš meilę savo neskirdavau. Buvau save pametusi, išdalinusi visur visiems, bet tik tais ne pačiai savo. Kad galėčiau pagulėti ant sofkutės ir išilsėti, tai čia būdavo tikrai ne man. Turėjau tikrai daug dirbo, nes kadangi Lietuvoje turėjau savo verslas, renginių organizavimas, valymo įmonė, dar dekoravimai, tikrai kuo daugiau dirbau, tai tuo daugiau ir atrodo norisi daugiau uždirbti, bet uždirbi dar mažiau, kažkur išgaruoja tie pinigai, bet vėlgi tai iš tų senų programų. Būdavo taip nuvažiuodami druskininkus, pasivažinėjimai su dviračiu, nuvažiuoti pasideginti prie jūros, apie masažus tai net negalvodavau. Labiausiai tai, kas meilės skirimas savo, buvo kelionės, kurios mane įkvėpdavo. O dabar, praėjus Robertos programą, aš atradau, kaip tiesiog be kaltės jausmo galiu atsigulti ir gulėti, gulėčiau ant sofkutės atsigulus, vyras pietus gamina ir man visiškai širdies neskauda, kad vyras man valgyti gamina. O anksčiau, kaip čia atrodo, moteris guli, o čia vyras man valgyti gamina.
Vyras važiuoja čia į parduotuvę man pirkinius supirkti. Kaip čia dabar atrodo, čia moteris turi viskam rūpintis. O dabar visiškai lengvai. Meilė savo dar taip pat masažai, procedūros. Labai faina atradau čia Vokietijoje, trečiadieniais vyksta pas mūsų moterų pirtis, kur nuogos moteris eina į pirtį, darome kaukės, pilingus, vyksta pirties programos, tai man tai čia pasilepinimas didžiausias vyksta. Taip pat limfodrenažus darausi, turiu savo ritualus, kaip ir namie pasidaryti, jeigu aš neturiu laiko važiuoti į pirtelę. Tai pilingas, veido kaukę, užsidedu veido kaukę, užsileidžiu relaksinę muziką, tokią, kokią nori. Noriu pašokti, užsileidžiu muziką ir pašoku, noriu šoku su suknele, su rūbais, jeigu noriu nuoga, nusimaunu rūbus, tiesiog nuoga galiu prieš veidrodį pašokti, nes priimti savo kūną, tai vėlgi meilė savo, kai tu žiūri į save, tiesiog ir matai, nu va žiūrėk, visai dar nieko, 49 to ant nosies bus ir visai dar nieko tu atrodai. Pasilepinti, vėlgi dar pasilepinti, vat, kavos ritualai, ar tu namuose kavą atsigerti, ar užklausti, vat, vėlgi su savo norais, ar namie kavą gerti, ar nuvažiuoti tiesiog į kavinukę atsigerti su piragėliu kažkokiu, tai tą kavytę, ar pasilepinti kažkur, tai išvažiuoti pasivaikščioti į gretimą miestą. Tai tiesiog labiau pradėjau klausyti savo vidinio balso ir užklausti, ką brangioji nori šiandien veikti. Nori šokti, nori į pirtį eiti, ar nori važiuoti kavos atsigerti. Tiesiog va, toks dialogas su savim pradėjo vykti. Ir ar išgirsti save, Zita, ar girdi? Nes dažnai moterim būna baisu, jos negirdigi. Pradžioje tikrai negirdėjau savęs, pradžioje su tais norais, grinai buvo užspausti norai, tikrai negirdėjau, kai Roberta vat irgi atsigerti kavos namie. Tikrai namie tie ritualai viskas, bet kažką tai išgirsti save, kad kažką daryti kitaip dėl savęs, tie pasivaikščiojimai tokie vėlgi. Na, brangioji, nori šiandien pasivaikščioti ar kavos atsigerti? Tai vat vėlgi pradėjai po truputį savęs klausiu dar kartą. Ir taip po truputį išsilaisvina tie visi blokai, tie visi norai, po truputį kyla ir įsiklausau į save. Pradžioje tai tikrai buvo toks jau užsiblokavimas ir tikrai negirdėjau savęs, tik dabar po metų laiko programos dar daugiau pradėjau girdėti save. Zita, kadangi minėjai, kad labai tarsi tos praktikos, jų darimas, tačiau noriu tavęs paklausti, kai atlikdavai praktiką, ar ateidavo iš karto tam tikri palengvėjimai, suvokimai, ar jos yra naudingos ir jauti, kad, iš karto atlikus ir jaučiu vertę, net nereikia laukti ten savaitę, mėnesį, kad vat aš pasidariau ir iš karto aš jaučiu, nesuvaidinsi viso to mano būsenos arba minčių kažkokių, kaip tau su tom praktikom, nes žinau, kad visos moterys nenori praktikų, netgi ir aš. Taip, su tom praktikom, taip atrodo, vėl čia reikia prisėsti, rašyti, jų yra vertė iš karto, jeigu tai nėra labai gili situacija. Kai man būdavo konfliktai darbe, aš visada grįždavau, aš išsirašydavau ir aš gaudavau atsakymus apie save. Ateidavo tie atsakymai. Dažniausiai, ko mes nepriimame apie save, ar aš jau galiu būti tokia perfekcionė, ar aš jau mėgstu į tą aukos poziciją įkristi, aš tokia fan ir aš nejaugi dabar aš galiu, visi kalti, tik tais ne aš pati, bet kai tu pradedi dirbti per praktikas, taigi palauk, aš irgi taip pat elgiuosi ir jeigu aš matau kitame žmoguje, kad man kažkas nepatinka, tai reiškia, aš turiu irgi tokių savybių, tokių pat. Taip pat, vėlgi, kai praėjau giminės sistematiką su mama, su tėčiu, tai kai laiškus reikėjo rašyti ir paskui išlysdavo tos situacijos visos, tai tikrai padėdavo. Tėčio negalėjau ilgai paleisti. Po tėčio, irgi kai tėčio paleidimas buvo, tai man netgi buvo užėjęs galvos svaigimas, pykinimas, blogai, ir iš kur tas jausmas dar kyla, iš kur tas kyla, atrodo, paleidžiu ir vėl neišeina. Ir paskui man pradėjo vis tiek kairė ranka skaudėti ir galvoju, iš kur, vis tiek kairė, tai yra ne kairė dešinė pusė petys. Galvoju, čia tėtis dar visgi, galvoju, paleidžiu ir atleidžiu. Ir po kelių valandų man viskas atsileido. Zita, tu pasakoji ir tikiuosi moteris klausosi ir žavisi. Įsivaizduojat, brangiosios, prasideda kažkas ir iš karto ateina atsakymas, kažkas gal su tėčiu, net kartais nesuprantam iki galo, kas tiksliai, kokia ten situacija, bet žinom, Zitos atveju buvo mantra paleidžiu ir atleidžiu, nes būtent dėl jos asmeninių priežasčių. Zita, kaip savikritika, kaip apskritai pas tave keitėsi tas požiūris į save kaip moterį,
Ir tas pažinimas, nes karalienės programa tai yra stipri programa pažinti moters energijos psichologiją, bet pirmiausia pažinti save moterį. Kaip savikritikos, kritikavimas savęs, ne, toksai per šitą aspektą, ką pastebėjai? Pastebėjau, kad mažiau kritikuosi, va, nu ir vėl, va, matai, visos kiek daug pasiekusios, kiek visos turi, ar ne, kiek, ypač jeigu pasiskrolinį dar kokiam Facebook'e, Instagram'e, nu va, matai, gal man čia vėlgi, nu matai, kokias visas fainos, o negalėčiau ir aš kažką tai veikti, daryti, bet galvoju, ne, palaukit, aš turiu savo kelią, jos turi savo kelią. Tai žiūrėk, ką tu brangioji dabar nori veikti ir daryti. Pradėjau labiau pamilti savo kūną, pamilti save, nebe linčiuoti savęs ar ne, ten, kad va, pažiūrėk, ir vėl priaugai čia tos kelis kilogramus, žinai, va, gal reikėtų kažką tai maistą susimažinti ir visą kitą. Kaip tik aš pradėjau sveikiau maitintis, žiūrėti sveikesnius produktus, tai kas tinka mano kūnui, ką nori organizmas. Labai surezonuodavo man tiesiog, buvo slyvų sezonas, aš šiauriai norėjau slyvų, buvo kriaušės, labai norėjau kriaušės, man dabar prieš porą savaičių, nu, užsimaniau kakavos, nuvažiavau į parduotuvę, nu, noriu kakavos, bet galvoju, tik tai tą vaikišką nesgvik, bet žiūri, ten labai daug cukraus, tai paskui užsukau į kitą parduotuvę, nusipirkau bio kakavą, tai va dabar labai užsimaniau tos kakavos kažkaip. Nueinu į restoraną, aš jau tvirtai žinau, ko norėsiu, ar aš norėsiu steiką valgyti, ar aš norėsiu žuvytę, ar aš iš viso kokių ten spagečių norėsiu ir kažkokio kitokio patiekalo. Aš tvirtai žinau, ko aš dabar noriu. Kur anksčiau tai man būdavo ai, nu gal šito norėčiau patieklo, o gal šito, gal tas skanesnis, va, oi, žiūrėk, tu kokį skanų užsisakė, aš tai visai kažkokį čia išsirinkau netokį, tai va, o dabar tvirtai žinau, ko aš noriu. Oi, Zita, ačiū tau už paskutinę frazę. Kaip aš žinau moteris, kurios nemylėdamos savęs, neskirdamos savo dėmesio, vis dar nežino, ko jos nori, netgi elementariai kavinėje, negirdi savo širdies ir neatliepia. Ir tada, oi, tikrai, kokį tu skanų, o čia man vėl kažkaip ne taip, nes gal žiūrėjau visai ne į tą sritį, pavyzdžiui, į kainas, ne? Taip. Kita tema. Klausė Ieva, ar pasikeitus moteriškumo sampratai darbas neapsunko, nesinori keisti, ar kaip tik dar labiau pamilai? Kaip tik dar labiau pamilau aš savo darbą, nes pas mūsų kolektyvę tą moterišką energiją, tą moterišką empatiją, aš kaip tik dar labiau jį pamilstu dar gilyn ir gilyn. Labiau yra didesnė atjauta, supratimas, suvokimas. Ir man darbe labai yra smagu, kai gaunu komplimentus, tokia kaip gimdyklos fėja, gimdyklos angelas. Viena kaip tik mūsų kolegė Hebami, tai yra akušerė, išėjo iš darbo, keitė darbo aplinką, buvo jos atsisveikinimo vakarėlis ir buvo smagu girdėti tokius žodžius, kad Zita, tu ir toliau skleis tą pozityvumą, tą gerą energiją mūsų kolektyve, tai tikrai va, smagu girdėti tokius žodžius. Zita, ką pati jauti kaip moteris? Ar pasikeitė santykiai su išorė? Nu, va, aišku, pasakoja apie tai, kad palengvėjo darbe ir tos ribos ir savęs jautimas, o su aplinkiniais, pavyzdžiui, artimiausiu žmogumi, vyras, galbūt vaikai, vaikas. Tai va, Zita, kaip tu jautiesi? Ar keitėsi kažkas per tuos metus laiko? Keitėsi mano vyras, kiekvieną savaitgalį man dovanoja gėles, pasakė, kad aš pasidariau ramesnė, jau moteriškesnė, nebeskubu, nes anksčiau aš visur labai skubėdavau, viską greitai mėgdavau, tą, o dabar su tokiu atsipalaidavimu, lengvumu, neskubėjimu. Pradėjau priimti pagalbą, jeigu man kažką tai reikia ten paduoti, tarkime, kad ir nuo spintelės, nu anksčiau paimčiau ir pati pasimčiau vyrui, dabar paprašau, nu, gal tu gali nukelti man šitą vazą dabar gėlėm pasimti. Tai va, atsiranda tas toksai lengvumas priimti tą pagalbą, kur anksčiau viską aš galiu pati, ko man čia dabar prašyti. Atsiranda tas lengvumas, paprastumas. Su vyrų santykiai dar labiau pasikeitė. Mes gyvename santuokoje 25 metus, tai mūsų ta aistra, supratimas, suvokimas. Sakau, kai atrodo, kai tie du kūnai galėtų į vieną, vienas po kito odą susijungti ir būti neišskiriami, tai tikrai labai labai pasikeičia. Tai būna išbandymų visokių, bet tai vėlgi, jeigu būna kažkas, tai vėlgi grįžti ir susivokia, aišku, yra šios situacijos, bet tai pasitaiko labai retai. Atpilniai pasikeičia, sako, mano krikštasis, sako, kumas, sako, tu, sako, visą tokia švytinti, tokia lengva, tokia nebeskubanti, tokia atsipalaidavusi. Tai va, pastebi aplinkiniai, pastebi. Sūnus vėlgi sako, mama, sako, tu, sako, visai kitaip, sako, nebesi tokia griežta, nebekontroliuojanti, nebe
ieškanti, va, kai kažko, ar tą padarė, ar čia rūbus į darbą išsiskalbė, nes sūnus gyvena dabar atskirai. Tai irgi, ar rūbus išsiskalbė, ar valgyti nusipirkai, nebėra tos kontrolės tokios kaip anksčiau. Tiesiog paleidžiu ir viskas. Yra suaugęs žmogus, turi eiti savo keliu, aš einu savo keliu. Zita, dabar, kai tu pasakoji, man taip gražu ir skanu, kaip tik prisiminiau kažkodėl tavo gimtadienį. Kaip šis gimtadienis buvo šiek tiek kitoks, gal tu prisimeni ir gali papasakoti. Taip, mano gimtadienis šiais metais buvo kitoks, nes mano mama visada mėgdavo gaminti labai visada buvo prigaminti, privaišinti visus 10 patiekalų ten, kad visko būtų. O šiais metais nusprendžiau padaryti moteriškai, paprastai užsakiau graikų restoraną šalia prie mūsų ir mes susitikome su draugėmis ir mes nuėjome pavalgyti į tą restoraną. Galvoju, nu šiaip gimtadienį tikrai nesikūsiu prie puodų, nepervargsiu, moteriškai lengvai. Ir po to mes su draugėmis dar pasikalbėjome moteriškumo temomis, papasakau, kokius kursus aš lankau, nes irgi mato tai, nes moterim aktualu ir kuo daugiau kalbuosi bendrauju su moterim, tikrai joms ieško to dvasingumo, ieško to moteriškumo, ieško geresnių santykių su vyrais, bet jos bijo įsipareigoti dėl finansų ir galvoju, kokios mes esam palaimintos, kad mes galime būti karalienių programoje, mokintis, ieškoti savo to vidinio potencialo, to moteriškumo, to lengvumo, paprastumo, išsigydyti savo tas visas traumas, tuos visus skaudulius, kuriuos mes kiekvienos turime beprotiškai daug. Ir kai mes visą tai susigydome, mes einame per gyvenimą su lengvumu. Zita, tai va, uždarant šitą nuostabią, gražią erdvę ir dar kartą noriu tau labai iš širdies padėkoti už tai, kad išdrįsai, kad perlipai netgi proto ribą, kuri kūrė šiek tiek įtampą šiandien pabūti, atsiverti, pasidalinti. Tai labai esu tau dėkinga ir už pasitikėjimą, ir už šį šiltą, jaukų pokalbį, klausimąsi tavęs, galimybę stebėti tavo kelionę. Tai yra labai jautru, tai yra man labai labai brangu. Ačiū tau, tikrai didelis dėkingumas, Zita, iš manęs tau. Ir noriu galbūt paklausti, kas ateina į mintis dabar, taip paskutiniu momentu, galbūt ateina kažkas, ko dar nepasidalinai, arba ateina kažkoks apie pokytį, arba pačiai savo įkvėpimas, o galbūt kitom moterim. Tiesiog uždarant erdvę, Zita, ką galbūt dar norėtum pridurti? Dar nepasidalinau, kad irgi Roberta buvo uždavusi, kad, na, jau būtinai dabar turi projektą, sugalvoti kažkokį tai projektą ir viskas. Tai galvoju, nu ką aš čia sukursiu, nu galvoju, kažkada tai dekoravau, kažką tai dariau, galvoju, na, pradėsiu kurti to papuošalus. Bet nieko nesipirkau iš parduotuvės, tai ką turėjau namuose. Radau tokių nerinukų, radau juostelių, klyjų, senų auskarų ir viską susinešiau į virtuvę, nu galvoju, gerai, pradėsime, užsidegiau žvakę. Tai va ir susikūriau irgi net papuošalą, kuriuo šiandieną esu pasipuošusi. Paskui dar tokią apyrankę, gal buvau dėjusi, man rodosi, čia tuką. Vat irgi dar va tokią apyrankę pasidariusi esu, dar va vieną tokį pasipuošimui, čia dar ant kaklo galima užsidėti, va pasirišus. Čia dar paskui iš tokios odos apsideginusi prie žvakių buvau tokių papuošalų kūrybą. Tai labai 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 išsilaisvino tas kūrybiškumas mano. Ir ką jauti, Zita, apie kūrybiškumą? Kaip buvo prieš tai ir kaip yra dabar? Koks tavo pačios kaip moters suvokimas į tai? Tiesiog, kai mes įeiname tai, ką širdis nori daryti, mes tiesiog nieko nebegalvojam, tiesiog įeiname į tą būseną ir jeigu mums tikrai patinka šita veikla, ką mes darome, tiesiog mums laikas neegzistuoja, mes galim kurti, užsiburti, kaip sakoma, ne valandą laiko daryti tą gyvą meditaciją, bet ir 2, ir 3, ir va norėčiau dar tą padaryti, o paskui žiūrėjau, pradėjau vakarė 10:30, jau žiūriu, kad 2 valandas reikia įti miegoti, tai va gaunasi netgi taip. Taip pat labai mano ambasadorės kursas, kurį pradėjau irgi, tai irgi duoda savų rezultatų, dar giliau į gilį neriu per visas juslės, išjausti, išbūti, padaryti. Tai vėlgi įsipareigojimai, vėl kitokios vizijos, kitokie suvokimai ateina. Tai moteriams tikrai yra labai, labai
kūrybiškumas labai svarbus dalykas, tiesiog leisti savo pamedituoti ir išjausti tai, ką jos nori kurti iš širdies, ne taip kažkokiu tai primestų iš šono, bet tai, kas iš širdies. Zita, kadangi paminėjai tokią irgi temą kaip meditacija. Ir karalienėje mes visada tam skiriam laiko, nesvarbu, koks tai bebūtų susitikimas, ar moteriška erdvė, ar tai būtų paskaita, bet mes skiriam tam laiko ir apskritai tai yra irgi viena iš praktikų. Kaip jautiesi su meditacijom pačioj pradžioj ir kaip jautiesi dabar? Koks tavo irgi požiūris, kiek jisai pasikeitė, ką tu supratai ir ką atradai? Su meditacijom tai buvo, kadangi aš jau buvau, vėlgi saviugdos kelias pas mane buvo pradėtas, tai atrodo, kad turėtų būti lengva, bet pradėjus Robertos meditacijas, man labai įdomus toksai pojūtis buvo. Aš pradėdavau medituoti ir po to man buvo, aš tiesiog išjausdavau visų kūnų, mano eidavo per skausmas per kūną, per sąnarius, per rankas, tiesiog kūno tokie buvo požymiai. Labai sunku buvo prisijaukinti, bet po to, kai aš vieną po kitos, aš išsirinkau savo mėgstamas meditacijas, tai Deivės meditacija, labiausiai tai aš darau kiekvienos dienos meditaciją, vandens meditacija patinka, kur reikia nueiti po kriokliu, išsimaudyti, arba tiesiog iki jūros nueinu, tai aš visada, kai nuvažiuoju Kroatiją, ten yra labai skaidrus vanduo, tai aš visada prisimenu tą Robertos meditaciją, tai aš irgi tiesiog paniriu tą vandenį pagal Robertos meditaciją ir atsipalaiduoju. Tai tikrai, kurios pradeda naujai medituoti, nėra lengva, bet po truputį prisijaukinus, jas tikrai labai geri pokyčiai vyksta mūsų organizme. Ačiū tau, Zita. Puikiai suprantu ir aš dažnai pabrėžiu ir pati, kad man irgi sunku ta meditacija, bet jos pas mus yra gan trumpos, tikrai galima skirti laiko, neužima ten valanda, pusantros, kad čia aš jau turiu išimti visiškai save iš dienos rutinos, nes yra ir trumpesnių, ir ilgesnių, ne? Tai kągi mano brangiosios, kągi mano mieloji Zita, taip, keliauja ambasadorės, ten bus dar kitas visai aspektas, mes susitiksime tikrai to aptarti. O šiandien tada ačiū iš visos širdies, esu dėkinga, kad galėjau pabūti, kad galėjau pasiklausyti, esu dėkinga, kad gali tai padaryti ir kitos moteris ir tikiuosi dauguma rado įkvėpimo. Eiti tuo ne visada atrodytų pačiu lengviausiu keliu, tačiau mes puikiai žinom, ką reiškia eiti tikrai sunkiu keliu. Mes puikiai dažnai žinom, ką reiškia kentėti. Ir čia palyginus nėra kančios. Čia yra, kol prasilaužia ego. Dar kitaip tema, kurią irgi stipriai imame, arba šešėlis, kurį tiesiog turime išsklaidyti, kuris buvo per daug eilę metų sukurtas mūsų galvoje. Tai ačiū tau, mano mieloji Zita, kad pasidalinai. Ačiū tau, Roberta, kad vedi už rankos per visus pakilimus, nukritimus, į aukštumas. Ačiū tau, kad esi ir mums visom palinkėsiu karalienėm, kad nesvarbu, kas bebūtų, sunkumai, pakilimai, eikite savo keliu, neišsigąskite tų sunkių momentų, suklupus, pradirbus su savimi, atsiranda visada ta šviesa, kuri mus ves toliau. Viską darome dėl savęs visų pirma.